Taip, esu iš jūrininkų šeimos, mano tėtis jūrininkas kapitonas, mamos brolis jūrų kapitonas, tai iš tikrųjų esu jūrinės šeimos atstovas. Kad mūsų kaip jūrininkų bendruomenės klausimai įdomus tik mums ir jie sprendžiami tik tais mūsų lygmenį ir neturim kontakto su vyriausybė, su Seimu, kur nėra nei vieno jūrinės šakos atstovo, kuris suprastų mūsų problematiką. Pirmas darbas būtų Lietuvos kaip jūrinės valstybės politikos, strategijos ir veiklos plano sukūrimas. Esu tikrai jūrinės bendruomenės atstovas, dirbau Klaipėdos jūrų valstybiniame uoste, uosto priežiūros tarnyboje. Iš pagrindų žinau uosto darbą, žinau problematiką. Paskutinius 2,5 metų esu Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas ir puikiai susipažinęs su jūrininkų problemom, jūriniais klausimais ir jūrinės srities klausimais, kuriuos reikia spręsti dabar jau.